Sveiki įsijungę laidą 5 minutės ramybei. Čia per 5 minutės sužinome daugiau apie emocinę sveikatą, programėlę Mybė, klausomės ekspertų komentarų ir moksliškai įrodytų būdų atrasti ramybę savo ir vaikams. Taip, labą dieną. Šiandien noriu pristatyti Mariją Judzentavičiūtę, kuri yra terapeutė Vilniaus psichikos centre. Ir turime dar 2 stebėtojas. Labas, taip turim. Čia dar dalyvės. Tokia rimta tema kalbėsim. Taip, ir noriu pakalbėti labai rimta tema apie tai, kaip vyrai praranda ramybę. Nes Marija dirba su vyrais, kurie žudėsi, bandė žudytis, nepavyko nusižudyti ir 6 savaitės, kaip sakei, jie guli Vilniaus psichikos centre Vasaros gatvėje. Tai aš noriu pakalbinti apie tas situacijas. Kaip tau atrodo, kada vyrai praranda tą ramybę ir bando žudytis? Aišku, tyrimų yra gausybė, dėl to, kad čia yra didžiulė problema. Lietuvoje, pavyzdžiui, per 22 metais yra nusižudę apie 500 žmonių, tai 439 vyrai. Tai čia tokia, statistika. Ir visą laiką maždaug beveik 80% žudosi vyrai. Ir tokia yra didžiulė. Ir vieno atsakymo vis dar niekas negali, surasti, kodėl jie žudosi. Bet vis daugiau tyrimų apie tavo būtent tokį vyriško tapatumo, problemą, kur vyrai turi nereikšti emocijų, būti stiprus, lyderiai, sėkmingi, iš jų labai, daug reikalaujama. Tai va, ir tada, kai tu neišlieji savo emocijų, tai taip ir prarandi tą ramybę. Tai aš manau, kad labai galima pastebėti iš tų tokių, vyriškų vyrų, kurie turi tuos stereotipinius nusistatymus, kaip jie atsitinka kažkas ir jie nieko tokio, palaiko žmoną, palaiko šeimą toliau ir patys visiškai nereiškia tų emocijų, neparodo. Ir taip pat jie ir praranda tą ramybę, nes viduje tai vyksta uraganai, o juos laikyti viduje sudėtinga. O kaip atrodo tas tipinis vyras, kokį tu matai? Dažniausiai. Kokio amžiaus, iš kur būna? Turbūt, kad vėlgi statistikos tikslios negaliu pateikti, bet kiek esu pastebėjęs, kiek man teko susidurti, tai jie yra maždaug vidurio amžiaus vyrai. Jo, ir dažniausiai taip yra, kad jie yra nereiškiantis emocijų. Viskas man gerai, toliau ką tik tu patekai, tu esi didžiulėje krizėje savo gyvenime. Ne, man viskas gerai. Yra netgi toksai mo paveikslas, kur dabar pamiršau jo autorių, bet ten visas paveikslas parašytas, man viskas gerai, man viskas gerai, man viskas gerai, man viskas gerai. Tai va toksai portretas jau yra. Kokie yra signalai, kad vyrui blogai ir kad gali artėti tokia situacija? Tai vėl labai skirtingai, bet dažnai būna, iš to galima pastebėti, kad sakoma, kad iš tikrųjų žmogus niekada nenori nusižudyti ir jisai kažkokiais tai signalais tai parodo vis tiek, kad pavyzdžiui jau jisai linksta link to. Tai jisai, pavyzdžiui, apie tai pašneka, kartais idealizuoja tą nusižudymą. Taip pat, aišku, didžiulis tas susidarimas, kai jau visiškai nesutinka kalbėti apie jokias problemas, tyla tokia dažna, tai va, tokie dalykai, kad emocijų nereiškimas. Gerai. Ir tada turbūt paskutinis klausimas, kaip galima padėti, jeigu tu pamatai tokį ženklą, kad jau užsidaro arba nereiškia emocijų arba idealizuoja savižudybę, kaip jam padėti? Tai šiaip tai, aišku, pirmas ir labiausiai dalykas, kuris padeda, tai yra pakišti jiems brošiūrą, skambinti, pavyzdžiui, vilties liniją, visas tas pagalbos linijas, kuriuose jiems suteikti tą erdvę, kur būtų drąsu išsikalbėti. Nes, kaip ir žmonai nepasakysi, nes aš, vyriškas vyras, aš nesidalinu, ten, tarkim, čia iš tų stereotipinių dalykų, arba ten draugam nepasakysi, nes jie sėkmingi, jie vyriški, kaip aš dabar pasirodysiu toksai silpnas, ir tada, kad jie atrastų kažkokią tai vietą, kur jie galėtų pasikalbėti. Tai čia vienas ir dar, kaip mes su tavim kalbėjom, tai apie mindfulness ir apie, meditacijas ir apie tą galią, nes per tą pilną protavimą, nebežinau, kaip lietuviškai vadina, sąmoningumo pratimus, per juos irgi taip pat galima nuraminti labiau tą savo vidinės audras ir tą vidinį skausmą, tai va tokį jiems pasiūlyti. Gerai. Ačiū labai. Šiam kartui tiek. Ačiū.